Veronikė. Kaip ir aš. Tai kiek ta Veronikė, kas su jan atsitiko? Kas su jan atsitiko? Pasiliko, aš nežinau. Pasiliko. Viena užuočiuka buvo ženuota numerį, kaip Alga, kai aš išvažiavau. Ir vardus tavo du brolių. Brolių Motiejus, Mikodėms Tonis ir Kaziukas. Kaziukas. Aš jūs sutikau, aš vaikus sutikau, kai buvau Ukrainoje. Aš visus patikau, kaip aš buvau Ukrainoje. I think that pretty well covers the base. Kad, žinai, viską negali atminti kartais kur. Ai bažnyčią eidavom. Baisiai, melsdavom, apie bažnyčią eidavom, baisu, kad baisu. Kunigs mane mokina poterius, kaip aš jauna buvau. Jis mane davatkai manim padavė miestą, mama. Tai aš turėdavau pasiparnakoti ir mokėtis poterius, kaip katekizmus kokius. Tai matytume jau aš, tas kunigs mane užklausa, kada Dievas ant vienos kojas stovėjo. Sakau, kada kelnės vilkus. Jėzau, kad darė man. Tada man. Jūs nusijukis niekada. Sakau, kada kelnės vilkus. O vienas įka, kaip į namus pietus darė. Mano jaunas toks atvažiavo kalėduoti, žinai, ten. Kapar prieš kalėdas. Nu tai jis manęs prašė stumenį, kad aš žūčiau rabrūsą, kad Lenin prašė. Sakau, aš dar neišaudžiau. Tai juoki, tai šiandien mama palauk, gal tėvelė, kaip aš užaugtas išaug. Tai jis mano mama sako, tu ant jie matysi, kai ant glūsnė grūša. Aš labai puniška buvau, aš taip mokėdavau, aš šaudikai jau kaip ten, su kunigai man jai tai juokės. Now, does this remain okay, or O does ten eilės vienai ten tokia šviesa raunta, visiems duot pabučiuoti. Sako, kai sako, prisirinkusi tokių panių. Aš nepuninė, aš negėdau nei kunigą. Jam patarė šnapsą padėt, jam mėsos kilbasų pridėta visako, jis valgo, kur gali gauti. Does the rest of this go to lost? Bet įlaikydavo, kad Raivičius tėvus laiko, tėvus sako pietus jie duoti vabagams jiems. Nu, į padaryką. You want to come in? Aš daug pridėrdavau su ponais. You're not in the No, but I mean, I was wondering if you want to be a little bit. just on her. Yeah, that's all right. That's okay. Okay, I think this is pretty well. Lots of ponai aš Ask her if she has any turėdavau. words of wisdom. For who? Tell about her philosophy. It's kind of hard Okay, no problem. to, Wait, I'll just say. Dabar, kai tu tokį amžiaus išgyvenai, ką tu gali pasakyti mum jaunikiams aplink gyvenime? Ką tu mums patartum ant gyvenimo? O ką, gražiai gyvent, nepykis nesukum, vis linksmas. Ja kas tau sako blogas, tai pamok tik, jo išeinu. O, būdavo aš pridėrdavau. Ar tu ką kitką gali patarti? Ar ką kitką gali patarti jaunumą? Nu ką, viskas taip, sau linksmi, kada jis smagiai ilgai gyvens. Žinai ką, ale nepyk, kad tau kažkas ką padarys.
that's all. Tai mano tėvuks taip darydama. Tai žmogus, jis magazinierius va grūdus išdūdavo. Ponačiai, kai važiuodavo į namakščius toks, tas buvo didelis ponas, didelį dvarą turėjo. Jis mano tėvuką imdavo rugių, Levanauskis imdavo, visi ten dvarokai. Tai būdavo, kai važiuoju, žinai, per pelkę, užvažiuodavo kartais arkliu. Parsivežti bačką vandenį iš Turpynų, ten kur vandų yra, tarp žuolių toks. Tai jis man pakelia, "Hello, Mr. Kaip aš, Levanauskis. Hello, Mr. Levanauski. Sakau, matai, aš bačką, kai vežu." Jis juokė, va šaliukus ledvajėtėl. Yeah. Pakels man. Are we finished? Okay. Her philosophy. What are you gonna say? Oh, her philosophy is this. Always remain happy and do not let things upset you. If somebody mistreats you, just pat them on the back and say fine. And that was her philosophy from her father. And she said that's what she attributes her longevity to, that she would not get angry at what things went on, but she would always treat it as a rather philosophical way of saying positive. Nešovėžis buvo. Yeah. Pas Levanauskę. Nusėdavom. Levanauskis vėl ponas buvo netoli to Janikaus. Tai matytumei, nusėdavom. Baisiai jaukdavom, bet ant dienų turinai. Tamavičienė nuvažiavo, mano berstas jau kur laikiau. Ir Tamavičienė, kur aš tas juotiks, bus granas vaikiuks, bet, žinai, turi mokėti. Tai matytume jis, tas Levanauskis, tu neik, čia vaikščiukiu į rundą savo. Tas Janikauskis, čia, tu parpulkės eiti į šūrį. Okay. Vat